ir jum, bet šita skulptūra man, pavyzdžiui, primena šiknos skylę kažkodėl tai. Gal čia mano ta laki fantazija, taip ir taip paišo, bet... Nu, bet pasižiūrėkit, paskutinis ąžuolas. Čia yra gaisrininkų finansuojamas medis. Labai reta rūšis, žinokit. Auga tik Kew Gardene, daugiau niekur. Šiaip pašik būtų galima iš tikrųjų po to lapu, jeigu labai prispausta. Nu ir aišku, jeigu žmonių aplinkui tiek nebūtų. Aš kalbu, latiniškai kaktus bambukus, tai vadinasi. Kew nėra tinkamas. Sveiki, fantastikos mėgėjai, tiksliau botanikos, gardeningo ir sodininkystės. Šiandieną labas, aš jums sakau iš Kew Gardeno. Draugas Martynas užfundino bilietus nemokamus, tad važiavo apsilankyti šičia, pasigrožėti. Varom kartu. Apžvalgą pradėsim nuo vieno iš stiklinių paviljonų. Šito. Jie yra tenai du tokie. Visas šitas šiltnamis pastatytas 1848 metais. Toks grinai pasivaikščiojimas po tropinį mišką. Po tropikus vaikštama. Pasivaikščiosim palmių viršūnėm. Toks patakiukas čia yra šiltnami šitam visam. Ir aplinkui galima apeiti ratu. Nu, nerealūs vaizdai. Iš vis labai gražiai padaryta viskas. Paulelis ir palmė. Paulelis ir bambukas arba paulelis bambukas. Ne, bambukų nemačiau, dar palmių mačiau. Bet net neabejoju, kad pamatysiu ir bambukų. Visas Kew Garden dydis yra 132 hektarai. Įsivaizduojat? 132 hektarai. Botanikos sodas. Skamba neblogai, ką? Kaip fantastiškos knygos kokios. Su video neperteiksiu, bet medis tai įspūdingas. Štai jisai gražuolis. Kaip mane Martynas nušvietė, tai tam Palm House'ui, kur buvom viduj, yra 178 metai ir kai jį pastatė, žmonės viduj alpdavo nuo karščio. Dar nedaskaičiau, kokį sprendimą jie paskui padarė, bet vis tiek kažkaip tai visą tą reikalą išsprendė. O mes buvom pasidėti truputį atsigaivinti vietiniai kaviniai. Jeigu netikėtai pradėtų lyt, būtų galima pasislėpti po lapu. Va, šiaip pašik būtų galima iš tikrųjų po to lapu, jeigu labai prispausta. Nu ir aišku, jeigu žmonių aplinkui tiek nebūtų. Aš kalbu apie jo dydį, ne apie pačią esmę. Truputį tokios įdomesnės architektūros pastatas už mano nugaros. Einam į vidų, pasižiūrėsim, kas ten yra. Taip pat apeisim aplinkui ir to pačiu aš jums papasakosiu. Velso princesės konservatorija. Kaktusinis bambukas. Latiniškai kaktus bambukus, tai vadinasi. Kew nėra tinkamas. O, kiek gražuolių. Ir apvalių, ir stačių, ir visokių. Šiti tai net nesakysiu, ką man primena. Agurkus, jeigu ką. Ne tai, ką jis pagalvoja, tai išdykėlį. O, čia grinai kaip iš multikų. Pas kaktusas musė gaudys. Nu gerai, šitie agurko jau tikrai neprimena. Pilna kaktusų įvairiausių dydžių ir spalvų. Šitam šiltnamį visam. Gerai, einam dabar į kitą sekciją. O, Tropical Rainforest čia yra. Užėkim, gerbėmėjai. O, nu va čia tai tikras tropikinis miškas. Ir karštis, ir drėgmė. Nu kažkas, žinokit, hebra, nenupasakojama. Va, vėl priešlietinis yra lapas šičia pasislėpti nuo lietaus. O čia va yra priešlietinio lapo žiedas. O šitas va. Nu, nekvepia. Nei smirda, nei kvepia. Vietinis krioklys,
palaikyti ekosistemai. Va, vėl truputį duoda vandenuko papurškę, kad drėgmę išlaikyti. Hemionitis viridis, lietuviškai būtų hemorojaus virtinis, bet kuris čia yra, aš nežinau, nematau. Išėjus iš to šiltnamio, tęsime kelionę toliau. Reikia susirasti Antiną. Antinas, kuris puola tiek Kew Gardeno darbuotojus, tiek visus lankytojus. Vadinasi, Kew Garden boss. Tipo labai piktas yra. Eisim jo paieškoti. Mažai šansų, aišku, kad rasim, bet nepabandyti, laiko turim. Kodėl aš čia laikščiau ir kalbu? Man šitas medis labai gražus pasirodė. Ir va, galvoju, reikia po jo atsistoti ir papasakot apie žąsiną. Karočią, kuris yra bossas Kew Gardeno. Redwood medžio skersinis pjūvis. Tik bus raudonmedžio, kažkokios rūšies raudonmedžio, greičiausiai, kuris rodo visą klimato atšilimą. O čia, kiek spėju, to Redwoodo instaliacija kažkokia. Visai fainas grybukas. Labai gražus netgi grybukas. Aksai. Už mano nugaros avilys. Nu, bent jau jis taip vadinasi angliškai. Man jis labiau panašus į Dugą, kur yra šalia Černobylio stovi radio lokacinė stotis ten ta buvus. Einam, pažiūrėsim, kaip atrodo viduj. Konstrukcija tai įspūdinga. Wow. Galima dar ir viršų užeiti. Taip mes ir padarysim. Nu visur teko būti ir povandeniniam laive, ir laive ant oro paduškų, bet Vyčio avily dar neteko būti. Nors improvizuotam. Wow. Wow. Va, naujoji būtent Kew Gardeno išvesta medžių veislė, vadinasi plytmedis. Pusė medžio, pusė plytų. Va, jisai toksai gražuolis. Pažiūrėkit, ieškojom žąsino. O, radom laputaitę. A, kokia graži. Įsitaisis po krūmus. Nežinau, šiai kūčlinat kažką taip, bet žavinai va čia. Aš turėjau tokią teoriją, kad žąsiną moliūgą, kuris išskrido į dausas, suėdė tavo laputaitę, bet žinokit, ne velna. Va čia tų žąsinų yra ir ne vienas. Dabar kuris yra bossas, tik tai nėra aišku. Nepatenkinti, gerai. Atsiprašau, pono žąsinę, prašau nepykti. Aha, garsus kokius leidžiu. Na gal ateisi pasifilmuoti, nenori kartu? Žąsinai, du. Turbūt žąsinai, nežinau. Miškės likęs šitoj srity. O, kiek čia jų. Ne viena ir ne dvi, tai kuris šitas bossas parko dar nežino. Tai ta laputaitė matyt soti gulėjo jau po medžiu. Bet visiškai nebiežia, kad vienodai rodas. Vaikštat visas jų posakėm. Nu, ką jedam? Kas skanaus radot, papasakokit. Hebra, už jūsų nugaros, tiksliau už mano nugaros, yra ugninis ąžuolas. Čia yra gaisrininkų finansuojamas medis. Labai reta rūšis, žinokit. Auga tik Kew Gardene, daugiau niekur. Tikit, nežinau, ar čia tik man vienam, ar ir jum, bet šita skulptūra man, pavyzdžiui, primena šiknos skylę kažkodėl tai. Gal čia mano ta laki fantazija, taip tik tai paišo, bet... Nu, bet pasižiūrėkit, pasakykit savo nuomonę komentaruose. A, kokia pušaitė palinkus, bet netame esmė. Žiūrėkit, kokio dydžio kankorėžė. Tai toks plotų per pagalą šitai šiknoji rūkštų pasidarytų. Geriau per vėją nevaikščiau tokiom pušim. Prie
prieš jūsų akis didžioji pagoda. Airių architektas, kurio pavardės aš jums tikrai nepasakysiu, nes pirmas dalykas nežinau, antras dalykas aš jos nesiminčiau, trečias dalykas turbūt aš jos net neištarčiau. Įkvėptas kelionių po Azijos šalis pastatė ją šičia, Djurgårdene. Originaliai budistai tokiuose statiniuose laikydavo savo visas relikvijas, savo šventus raštus. O dabar mes grožimės ją. Dar vienas fun faktas, kad per karą kariškiai nuo pagodos viršaus mėtydavo bombų muliažus. Žiūrėdavo, kaip jos klesdavo, kaip krenta, ką reikia pareguliuoti, kaip padaryti. Vien žodžiu, tai buvo bombų testavimo centras karo metu. Kad užsikerėplinti pagodos viršų yra 253 laiptukai. Tokie sukti visi spiruokliniai. Ir 9 aukštai. Dabar esame pirmam aukšte. Lengvas pasivaikščiojimas. O, drakonus bus galima žiūrėti iš nugaros. Čia nelabai kas matysis, aš jums paskui parodysiu iš apačios, kaip jie gražiai atrodo. Nu va, vaizdas iš didžiosios pagodos viršaus. O į vatavo šiltnamį mes eisim sekantį. Ne šiltnamį, negražu taip vadinti, bet man šiltnamis. Žinant, kad šitas pastatas buvo pastatytas 1762 metais, jis iš tikrųjų atrodo įspūdingai. Tarp kitko, jis sakė, kad daug originalių dalių yra išlikę. Langų rėmai visi originalūs, grindys kai kurios originalios. Nu, pasilaipėjimas neblogas gavosi. Gerai, einam, apžiūrėsim tos drakoniukus, kur sakiau. Taip iš arčiau. Tai visas pastato grožis. Martynas ten atsirėmęs koloną telefoną minko. Čia va gražuoliai drakoniukai. Štai. Sparnai. Jauna burna voratinė to drakono. Einam šitą pasižiūrėsim. Dabar pabandom suskaičiuoti, kiek yra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 per vieną juostą. O juostų yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, man vienas žodžiu daug. 1, 2, 3, suskaičiuoti jau. Bet sakykit, ką norit, gražu. Yra wow. O va šitas va drakoniukas, žiūrėkit, jau jisai yra kitoks negu visi kiti. Įdomu, kodėl? Reikėtų pasidomėti istoriją. Nu, pasidarysim namų darbus, kažką tai yra. O gal jisai paprasčiausiai yra nerestauruotas, kaip yra šitie visi restauruoti. Nes šitas labai gražiai atrodo. Visi jie gražiai atrodo. Akis, antrasis šiltnamis šiandieną. Nu, gerai, tai nėra šiltnamis. Kad patogiau. Tenai yra pagoda, kuri pasirodo yra ne pagoda. Tarėsi visai kitaip. Ką man yra sunku ganėtinai ištarti, bet ką padaryti. Visi mes darom klaidų, žinok. Visokių klaidų, klaidelių, didesnių, mažesnių, bet darom. Gerai, einam pažiūrėsim, kas ten yra viduje. Įėjimas ir pats pastatas tai labai daug žadantis. Viduj mus pasitinka, kaip italai pasakytų, miškano tropikano. Žalia visur, kur dairaisi. Aš įtariu, per paskutinius 5 metus nesu tiek laipęs spiruokliniais laiptais, tiek prisilaipęs šiandien. Nežinau, kelintą kartą šiandien sakysiu wow. Nu, bet tikrai žinokit, kad wow. Tie va tokie visi pastatai, tie augalai viduje, kažkas nerealaus, žinokit. O va ten va eisim paskui. Bet po kol kas pasivaikštam šičia. Žiūrėkit, kokiais gražiais varpeliais mėlynais žydė. Vau. Aišku, viso to, ką tu matai, per video neperteiksi, tai nėra šansų jokių. Bet jeigu būsit Londone, tikrai stipriai rekomenduoju. O kokie kabantys žiedai gražus. Nuogo berniuko skulptūra. Davidas. Skulptorius nežinomas. Pimpaliukas tai ne kažką.
Bet bambukų taip ir nesuradom. Tai va, Pauliukas bambukas negalės atsakyti. Čia va, kažkas tai, bet ne bambukas, čia bananmedis matyt koks. Nors, nežinau, reikia pažiūrėti, aš turiu paskaityti. To išsiaiškinsiu, kas čia daiktas. O, štai lentelė. Taip, Japanese banana. Musa basajo. Fainas, ne? Nu, pastatai tai įspūdingi. Gerai, tai turbūt mūsų kelionė jau lingavo. Arba bent jau į galinę dalį. Ir kaip visą laiką, aišku, reikės susirasti kokį puodelį, pasiimti alaus spintelę ir padaryti kelionės aptarimą. Nu ką, bye bye Kew Garden. Einam dar nusipirkti tai magnetuką, kiek čia turėtų. Ir tada einam iškoti puodelę kažkokio ir daryti aptarimą dienos. Baigiamasis žodis bus labai trumpas ir paprastas. Jeigu patinka gamta, turite laiko, geras oras arba turite svečių, kas atvažiavo aplankyti Londono, stipriai rekomenduoju. Tai ką, už būsimas keliones, už šitą kelionę ir už viską. Susimatysim. Bye!